Labadiena, štai vėl mes susitinkame. Šiandien pakalbėsime, kuo skiriasi Global Intergold parduotuvės nuo finansinių piramidžių. Labadiena, gerbiami kolegos. Petras Zykas, Global Intergold klientas, Klaipėda. Labai geras klausimas. Pakankamai tankiai klausimas gaunamas iš potencialių klientų. Kuo mes skiriamės, o mes visiškai nesam panašus net į finansinės piramidės. Kodėl? Todėl, kad internetinė parduotuvė, ar jį prekiauja batais, ar jį prekiauja pieno, ar jį prekiauja suknelėm, ar jį prekiauja kostiumais, tai yra parduotuvė, kuri pakeičia prekes į pinigus. Global Intergold internetinė parduotuvė yra lygiai tokia pat parduotuvė, kuri prekiauja tik tais ne batais, ne kostiumais, bet investicinio aukso luiteliais. Ir kiekvienas klientas, užsiregistravęs į parduotuvę, gali nusipirkti aukso kiekius tokius, kokius jisai nori, jeigu jisai nenori dalyvauti dar papildomose programuose, kurios yra parduotuvės sistemoje. Finansinės piramidės tai yra ne kas kita, kaip pinigų išėmimas iš gyventojų, o gyventojai kaip taisyklė įvairių valstybių, norėdami uždirbti daug ir nieko neveikdami, yra patiklus ir susižavėję procentais, 200%, 300%, neva užįdėtų savo indėlius, gaus tokias palūkanas, na ir jie gražiausiai atsisveikina su savo pinigėliais. Finansinės piramidės neprekiauja jokiais produktais, nei finansiniais, nei fiziniais, nei dar kažkokiais, o surinkę pinigėlius, prisidengdami savo autoritetais įvairių ten dalyvaujančių arba organizatorių, šitos pinigėlius gražiai paskirsto tarp jau užsiregistravusių žmonių, pasitraukęs klientas iš šitos sistemos neatgaus nei cento, nepakvietęs klientas tokių pat, kaip aš sakau, kabutėse, protingų klientų, taip pat negaus nei cento. Va, skirtumai labai, iš esmės nėra nei ko derinti, todėl kad internetinės parduotuvės vykdo prekinę piniginę apyvartą, finansinės piramidės surenka pinigus, tiesiog jos nusavina. Finansinės piramidės visuose pasaulio valstybėse, dabar net ir Rusijoje, yra persekiojamos baudžiamų kodeksų. Finansinės piramidės arba organizatoriai finansinių piramidžių pagal baudžiamų kodeksą, dar kartą kartuoju, pagal baudžiamąjį kodeksą, ne pagal administracinį, gali būti net ir nuteisti laisvės atėmimu. Labai skirtumai aiškus ir mūsų žmonėms kažkaip sunku įtikinti yra. Problema yra ta, kad mūsų Lietuvos piliečiai ir nemažai NVS šalių piliečių, norėdami pasipelnyti nieko neveikdami, gauti pakankamai geras žadamas pajamas, susivilioja šitom piramidėm. Na ir kaip taisyklė, kuo baigėsi viliotiniai tuom, kad žmonės tiesiog praranda savo pinigėlius. Na, o vieną kartą praradę, be abejonės jau jie tampa atsargesni ir aš manau, tai yra labai gerai. Belieka tik tais aiškiai ir suprantamai išaiškinti Global Intergold internetinės parduotuvės sąlygas ir pats klientai pamatys, kad čia jokių tapatybės ženklų su finansinėm piramidėm net iš tolo nesimato. Dar skaudi patirtis su bankais tai buvo? Taip, jeigu žiūrėt grinai iš jau teorinių pozicijų, tai bankai praktiškai įteisintos finansinės piramidės, nieko čia paslapčių nėra, tik tais banko veikla yra visą laiką apibrėžta įstatymais. Bankas gali savo veiklą pradėti sukaupęs atitinkamus kiekius finansų. Lietuvoje berods ten buvo 50 milijonų litų, dabar eurų santykis. Kuo finansinės piramidės nėra įpareigotos ir jos šito nedaro. Ir bankas, jeigu jisai bankrutavo, tokių Lietuvoje puikiai klientai žino buvo pakankamai ir gali būti dar bus, nes bankas toks pat rinkos dalyvis kaip ir visos kitos kompanijos, tai to pasiekoje buvo bankroto administratorius, likutinę banko dalį padalina indėlininkams ar ten banko akcijų turėtojams. Viskas. Esmė ta, kad bankų veikla visada yra reglamentuota tų valstybių įstatymais, kuriuose
jie vykdo veiklą. Finansinės piramidės arba organizatoriai finansinių piramidžių visi yra persekiojami baudžiamų kodeksu. Ir už įsteigimą finansinių piramidžių, dar kartuoju, kiekvienas rizikuoja prarasti laisvę kažkuriam laikui. Ačiū ponui Petrui Zikui. Dėkui. Iki sekančių susitikimų.